Kiekvieno mėnesio pradžioje kartu su žurnalu Business Start keliamės į kitas šalis, kalbamės apie verslo galimybės ten. Šiandien netaip toli į Latviją, bet ten tiesiog natūraliai pasuka lietuvių verslininkai, kurie galvoja apie plėtrą. Su mumis yra Ričardas Degutis, Lietuvos ambasadorius Latvijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir taip pat Julija Janus, mados ir gyvenimo būdo prekės ženklo, produkto vystymo ir įmonės vadovė. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, ponas Deguti, pradėkim nuo jūsų. Ar galima sakyti, kad Latvijos ekonomika yra šiuo metu pakilime, panašiai kaip ir Lietuvos? Aš manau, kad Latvijos ekonomika po krizės kiekvienais metais dabar kyla. Kyla mažiau ar daugiau, bet jinai vystosi pakankamai sėkmingai. Ir jeigu pernai metais į BVP augimas Latvijoje buvo aukštesnis negu Lietuvoje, tai šiemet jie truputį atsilieka, bet aš manau, kad mes kažkur tai būsim viename lygyje. Žodžiu, Latvija ir Lietuva panašios. Papasakokit, ponė Janus, apie savo patirtį ten. Mes pradėjom Latvijoje prekiauti savo kolekciją prieš 6 metus, prieš daugiau kaip 6 metus. Ir nuo to laiko turim ilgalaikius partnerius. Ir prieš 3 metus atidarėm savo parduotuvę. Tai buvo truputėlį nevykęs bandymas, bet dėl priežasčių, kurios išeina iš mūsų pačių. Tai ne Latvijos ekonomikos kaltė. Tai daugiau mūsų neapsiskaičiavimas. Ir dabar šiuo metu prekiaujame taip pat tenai vėlgi su ilgalaikiais partneriais ir beje labai puikiai prekyba vyksta internetu. Kas yra nuostabu ar ne jums? Tai yra nuostabu. Jeigu palygintumėt su Lietuva, kur yra geriau prekiauti internetu? Internetu, aišku, geriausia prekiauti Lietuvoje, kadangi čia mūsų žinomumas pats didžiausias. Tačiau, jeigu padėtų įsivaizduoti, mūsų internetinė parduotuvė gyvuoja jau 5 metai, tai mūsų Latvijos prekyba pasiekė tokį lygį, kokį mes turėjom prieš 2 metus Lietuvoje. Gerai, kalbant apie madą, gal Latvija yra skirtingi mados mėgėjai negu lietuviai, gal jie mėgsta vieną ar kitą spalvą labiau? Nepastebiu kažkokių tai ypatingų skirtumų. Latvijoje gal... Ne, lygiai tais pats. Latvijos moteris lygiai taip pat ilgai galvoja prieš įsigydamos, o kadangi Latvijoje yra taip pat didelė dalis visuomenės rusakalbė, tai šita dalis yra greitų sprendimų priėmėjai. Chaotiškų, ar ne? Ta prasme, tai yra visiškai impulso žmonės. Ponas Deguti, ar Julijos Janus patirtis Latvijoje yra labai tipiško lietuvio verslininko patirtis? Keletas, sakyčiau, tokių momentų tikrai stereotipinių yra. Pavyzdžiui, kad Lietuvoje internetinė prekyba yra labiau išvystyta negu Latvijoje ir daug mūsų verslo iš tikrųjų ateina į Latviją galvodami, kad jie galbūt galės pasinaudoti internetinėmis parduotuvėmis Latvijoje, bet kitą kartą geriau pasiseka prekiauti internetu iš Lietuvos netgi negu Latvijoje. Nes Latvijoje yra pora tik tai tokių stiprių internetinių parduotuvių, kitos jos yra žymiai silpnesnės. Dar vienas pastebėjimas būtent dėl rusiškų pinigų ar ruso pirkėjo, tai iš tikrųjų Latvijoje paskutinius kelius metus dėl žinomų priežasčių be abejo perkamumo gale rusų turistų yra žymiai sumažėjusi. Dėl politinių, dėl bendros politinės atmosferos? Manau, kad dėl keletos dalykų. Vienas dalykas, kad jų mažiau atvažiuoja, kitas dalykas, kad jie mažiau savo gali leisti. Ir Julijos patirtis dėl parduotuvės atidarimo, vėlgi sakyčiau, kad jinai gali būti dvejopa, tai nebūtinai irgi pavyzdys, nes kas yra labai svarbu, kad vis dėlto ta prekė, kuri nėra kiekvieną dieną naudojama, kad žmogus galėtų ateiti ir ją pačiupinėti, pasižiūrėti ir tada galbūt nusipirkti ir toj pačioj internetiniai parduotuviai. Ir kai mes kalbame su mūsų verslu, mes labai dažnai šitos dalykus aptariam. Ką daro kiti lietuvių verslininkai Latvijoje? Jeigu jūs galėtumėte išskirti kelias kryptis, kur būtų sėkmingiausia? Aš manau, kad mūsų verslininkai yra visur, galbūt išskyrus keletą tokių sunkiųjų tų verslo šakų, kaip finansinės paslaugos, bankininkystė, nors ten turėjom ir ne visiškai sėkmingą pavyzdį kaip Snoras ir Kraibanka. Nėra mūsų verslininkų dar energetikoje, bet Latvijoje irgi dabar labai stipriai dideliais žingsniais žygiuojama liberalizacijos link ir dujų sektoriaus. Tai vėlgi atviros durys verslui ten būti. Ir taip pat be abejo nėra mūsų verslo galbūt tokiam tam sunkiajam transporte, kur aš turiu omeny uostus ir tokias vietas. O šiaip, sakyčiau, labai natūralu net
jeigu aš prieš porą metų gal kalbėjau apie namų rinką, tai dabar visiškai yra susisiekiantys indai Lietuva ir Latvija ir verslui labai natūraliai sekasi tenai. Gal jūs pastebite Rygos gatvėse ir žmonių su Julijos Janus rūbais? Nežinau, aš žinau, kur Julijos Janus yra parduotuvė, o ar pastebėti su rūbais, ar vienais ar kitais, ne visiškai. Aš noriu pasakyti, kad Ryga yra žymiai didesnis miestas negu Vilnius. Ir mūsų pagrindinė klaida ir buvo, kad mes Rygoje yra palyginti mažai prekybos centrų. Ir mes norėjom didelio srauto vietos ir galvojom, kad jeigu mūsų produktas yra toks nišinis ir išskirtinis, kad mūsų žmonės suras ir truputėlį toliau. Ir tai buvo klaida. Ir tai buvo pagrindinė klaida, nes jeigu Vilniui dar yra įmanoma nuvažiuoti iš vieno galo miesto į kitą, tai Rygoje ne. Net kad ir kaip norėtum daikto kažkokio, tai tiesiog yra per daug laiko, kad nuvykti iš vienos dalies į kitą ir tas daiktas turi ateiti prie žmogaus arčiau. Kodėl Latvija apskritai? Kodėl Latvija? Nes tai yra artimiausia ir pati panašiausia rinka. Ar jūs susidūrėte su kokiais nors, na, pavadinkime, aš sutinku, kad kalbėti apie kultūrinius skirtumus tarp Lietuvos ir Latvijos gali truputėlį atrodyti per daug, bet ar jūs pastebėjot ką nors? Tikrai nieko tokio, mes turim labai daug gerbėjų Latvijoje ir tai matosi iš mūsų internetinės prekybos ir nieko nedarydami, nesireklamuodami ten, jau išėję su savo parduotuvė, likę tik tai multibrandinėse parduotuvėse, mes turim labai didelį palaikymą, lygiai tokį patį kaip Lietuvoje, o jeigu mes dar investuotumėm į jį, tai ko gero turėtumėm dar daugiau. Tai nematau didelių skirtumų, išskyrus tai, kad Lietuvoje žmonės visi susikalba lietuviškai, kurie čia gyvena, o Latvijoje tenka pereiti į rusų kalbą dažnai. Jeigu nesusikalbat latviškai. Jo, jeigu nesusikalbat latviškai. Ponas Dekutė, ar čia yra koks nors požiūris Rygoje į lietuvių verslininkus? Ar yra pasakymas, na, žinau, aš buvau pas tuos lietuvius parduotuvėje ir panašiai? Požiūris, sakyčiau, yra geras. Galbūt požiūris yra kitą kartą, jeigu su niuansais kalbėti, tai be abejo lietuviai labai sėkmingai konkuruoja su latviais. Ar tas latviams nepatinka? Ir kitą kartą iš tikrųjų mes susidurėm su tuo, kad, galbūt Latvija jaučiasi išstumti iš tam tikrų, verslo sričių, kur lietuviai sėkmingiau. Lietuviai aktyvesni, lietuviai važiuoja iki kliento, kas yra iš tikrųjų tradiciškai stipru mūsų versle Latvijoje. Lietuviai tą daro ir Lietuvoje? Lietuviai tą daro Lietuvoje, bet tas matyti įdirbis lietuviškas, jisai padeda ir Latvijai labai stipriai. Ką Julija pastebėjo iš tikrųjų dėl latvių rusų kalbos, tai kas Latvijoje yra labai svarbu, turėti informaciją, matyti ir rusų kalbą tokiam versle. Ypač Rygoje, ar ne? Ir Rygoje, ir ne tik Rygoje. Aš minėjau, kad ne tik dėl tų rusiškai kalbančių žmonių gyvenančių Rygoje, bet ir dėl atvažiuojančių žmonių. Kaip ten bebūtų, tas srautas, kuris Rygai visada buvo būdingas, jisai atsigaus. Ačiū, kad atvykote būdu pas mus į studiją šį vakar. Tai buvo Julija Janus, mados ir gyvenimo būdo dizainerė. Taip pat Ričardas Dekutis, Lietuvos ambasadorius Latvijoje. Ačiū. Ačiū Jums.